Sveiki visi sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė, malonu susipažinti. Šiandienos filmukas yra trumpa apžvalga, man turbūt net nereikia pristatinėti šių produktų, nes tai yra L'Oreal Revitalift Filler veido odos priežiūros produktai. Visas internetas apie juos šneka, visas TikTokas apie juos šneka ir noriu jums šiandien parodyti 3 produktus, juos pasitepti kartu su jumis ir papasakoti plačiau. Ir kaip visuomet raginu sekti Drogą įvairiose socialinėse medijose ir taip pat galite sekti Instagrame mane. Tad pradėkime. Tai ši visa linija L'Oreal Revitalift Filler yra viena inovatyviausių veido odos priežiūros linijų rinkoje ir ne veltui, papasakosiu kodėl. Tai čia turiu 3 produktus: veido kremas, veido serumas bei paakių serumas. Visi šie produktai yra visų pirma praturtinti hialurono rūgštimi, kuri būtent šios linijos hialurono rūgštis įsiskverbia žymiai giliau nei visos kitos, ilgiau išlaiko drėgmę ir tai yra greičiausiai veikiantis ingredientas. Tai pirmą pakalbėkim apie veido serumą, nes prieš veido kremą visuomet eina serumas. Revitalift Filler serumas yra su tyra 1,5% hialurono rūgštimi. Tai yra naujos kartos serumas, kuris veiksmingai kovoja su senėjimo požymiais, labai gerai atkuria odos drėgmę ir suteikia spindesio odai. Serume yra glicerinas, kuris labai gerai drėkina odą, taip pat jis sukuria tą tokį lygios odos paviršių. Rūgių sėklų ekstraktas, kuris stimuliuoja kolageno gamybą odoje. Taip pat vitaminas C yra, kuris mes visi puikiai žinom, kad skaistina odą. Kai tepatės serumą su tokia pipetė, nelieskite pačios veido odos. Nedarykit mano klaidų. Toliau pakalbėkim apie žvaigždę produktą, tai yra veido kremas. Tai yra vandens pagrindų sukurtas veido kremas, tai įpakavimas išduoda. Jis yra su hialurono rūgštim, su keramidais, kas dar papildomai drėkina odą, putlina odą, ją stangrina. Ir idealiausia būtų pirmą tepti serumą, kaip aš darau, ir tuomet veido kremą, kad užrakintumėte serumą veido kremą. Ir labai įdomus yra dozatorius, štai toks. Kaip spaudi. Čia naudoja vakuuminę technologiją, kad pašalintų orą iš produkto ir užtikrina higienišką dozavimą. O, štai. Taip pat keramidai stiprina apsauginį odos barjerą ir ekstra drėkina. Man asmeniškai yra įdomiausia išmėginti paakių serumas. Štai kaip jis atrodo, viduj dozatorius yra pats įdomiausias. Tik tokia net dermatologai šneka, ant kiek jisai yra geras. Šitas paakių serumas yra su 2,5 hialurono rūgštimi, grina hialurono rūgštimi ir kofeinu. O kodėl kofeinu? Tam, kad su... Wow! Kofeinas mažina patamsėjusius paakius. Ir va taip. Oi, kaip gera. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, įsidėt į šaldytuvą šitą paakių serumą ir tie rutuliukai metaliniai, pasižiūrėkit, jie bus šalti, tai ne tik mažins tą tamsią spalvą paakių, bet ir tą paburkimą nuims ryte. Man labai patinka. Labai patinka dozatorius. Formulė praturtinta niacinamidų ir vitaminų C, G. Šita kombinacija padeda šviesinti veido odą po akimis. Nes puikiai žinom, kad po akių oda yra ženkliai plonesnė nei viso veido, todėl reikia rūpintis ekstra ir niekada nepraleiskit šito žingsnio. Paakiais irgi reikia rūpintis atskirai. Na štai, mano veidas yra paruoštas makiažui, prisotintas, pridrėkintas, tikrai labai geras jausmas. Net nebejoju, kad ir jums patiks visa šita linija. Ja rasite Drogo parduotuvėse ir gal kitą kartą būsite Drogo parduotuvėje ir baigsis jūsų veido kremas, serumas ir paakių kremas ir galėsite pabandyti šios produktus. Ačiū už dėmesį, nepamirškit mus sekti socialinėje medijoje ir pasimatysim kitose filmukuose. Einu dabar dažytis, nes oda prisotinta ir tokia, bet tikrai putli. Aš dėl to, kad rytas, ar čia dėl...